Sveiki gerbiami televizijos žiūrovai, mes ir vėl susitinkame laidoje Turi būti kitaip. Ar naudinga Lietuvai bendradarbiauti su kaimynė Rusija? Šis klausimas vis dažniau nuskamba įvairiose politinėse ir ekonominėse diskusijose. Nuomonės gerokai skiriasi tiek tarp politikų, politologų, tiek ir visuomenės grupių. Tačiau verslo žmonės, o dažnas ir meno atstovas bendradarbiavimą su šia šalimi vertina itin palankiai. Šią reikšmingą Lietuvai temą pasvarstysime su pirmąja Lietuvos premjerė, ekonomikos profesorė, Lietuvos liaudies partijos pirmininkė Kazimiera Prunskienė. Sveiki, profesorė. Gerbiama profesorė, per praėjusią savaitę jums teko gerokai padirbėti su žiniasklaida, kadangi jūs vienintelė iš politikų dalyvavote rugsėjo 23-24 dieną Maskvoje vykusiame valdančios partijos Jedinaja Rusija, Vieningoji Rusija suvažiavime. Pirmiausia, noriu pasidomėti dėl jūsų dalyvavimo motyvų. Buvau pakviesta į šį suvažiavimą ir ne pirmą kartą. Man teko dalyvauti pirmą kartą prieš porą metų, ankstesniam jų suvažiavime Peterburge. Anksčiau taip pat būdavau kviečiama, bet tiesiog negalėjau to daryti dėl daugelio priežasčių, tame tarpe dėl didelio užimtumo dirbant Seime ir vyriausybėje. Aišku, gaila, kad tik tai man teko dalyvauti turint mintį partijų atstovavimą suvažiavime. Nežinau, ar buvo kviečiamos kitos, greičiausiai ne, todėl kad tarp mūsų jau buvo apsikeitimai ankstesni ir mūsų steigiamam suvažiavime taip pat dalyvavo šios partijos kai kurie atstovai. Tai yra Konstantinas Kosačiovas, dar keletas žmonių. Na ir natūralu, kad tai tampa jau tokia kaip ir tradicija. Ir žinoma, aš turiu pasakyti, kad mums tai yra svarbu ir partijai palaikyti tarptautinius ryšius su svarbios šalies atstovais. Žinoma, jie ir ne vieninteliai, nes su daugeliu šalių partijomis turiu senus ryšius, dauguma jų nėra įforminti, ypatingai daug esu dirbusi per praėjusius daugiau nei 20 metų su įvairiomis Vokietijos partijomis ir šiandien būnu kviečiama į jų renginius. Manau, subręs laikas apsispręsti, su kuria iš jų siekti susitarimo. Šiaip jau esu draugiškai nusiteikusi net kelių partijų atžvilgių. Štai ir su Kazachstano viena iš partijų, taip tariant, vadovaujančia, stambiausia partija, keičiamės tokiais susitikimais. Ir ten Maskvoje taip pat teko susitikti. Buvo įdomu išklausyti vietoje, matyti, kaip tai vyksta. Svarbus sprendimai, kurie turės reikšmės kaiminės Rusijos tolesniai raidai ir, žinoma, pajusti tas nuotaikas ne tik tai per televiziją, bet būnant toje aplinkoje, kuri labai ženkliai keičiasi, turint minti, kad tame suvažiavime, kuris vyko 23-24 dienomis, buvo daug dėmesio skirta įvairių gyvenimo sričių nagrinėjimui su visuomenės atstovais, ypatingai su naujai besikūrinčio liaudies fronto nariais, kurie formuoja partnerystę su politinėm partijom ir ketina taip pat dalyvauti Dūmos rinkimuose. Kokie svarbiausi klausimai ten buvo svarstomi? Ir kokie mūsų šaliai svarbus sprendimai buvo priimami? Ar mums ne vis tiek, kas toje didelėje kaiminėje vyksta? Manau, kad tikrai ne vis tiek. Pirmiausia dėl to, kad Rusija yra kaiminė, tai jau savaime jos stabilumas, jos augimas yra svarbus mums. Kai kurie politikai sako, kad ne tik nesvarbu, bet dargi jeigu Rusijai blogiau, mums geriau. Tai yra visiškas absurdas, todėl kad jeigu kaiminė šalis, tuo labiau didelė ir ekonominis partneris svarbus, yra stabili, taikinga, o stabilumas ir taikingumas kaimynams yra betarpiai susiję. Jeigu toj šalyje auga ekonomika, vadinasi,